Sveiki, mūsų brangieji, sekėjai, žiūrovai ir paprasčiausiai žiopliukai. Šiandien mes žingsniuojam į naują etapą su Danute. Aš kaip visą laiką palieku savo vietoje pasakojimo, pristatymo, o mūsų Danutė biški nori jums kai ką papasakoti. Tad norėčiau pristatyti Greenway Global International Team. Kodėl International? Todėl, kad pas mus yra internacionaliai komanda. Mes esam lietuvaitės, bet gyvenam Airijoje. Pas mus yra komandoje ir iš kitų šalių mergaičių. Dėl to mes ir pasivadinom tarptautinę komandą. Ir pristatau jums mūsų Greenway Global parfumerijos imperatorę, ponę Danutę. Jinai, žinokit, šiandieną ir man, ir jum tikrai atskleis kažką tai tokio wow, kurio 100% galiu pasakyti, jūs nežinote ir aš nežinau. Taip, kad laukiam Danutės pasisakymo. Taip, sveiki visi, kas žiūri ir kas užsimerkia žiūri. Šiandien aš nieko blatno nepapasakosiu, bet labai trumpai ir aiškiai papasakosiu apie 2 Greenway Global aromatus. Aš juos pavadinsiu taip. Yra kvepaliukai 175, yra nuostabaus nišinis kvapas ir kalbėsiu apie tualetinį vandenį 85 numeriuką. Skanaus. Ačiū, kol Danutė kalbės, aš atsigersiu. Norėjau sakyti, padaryk veiksmo kažką. Vitaminus išgersiu. Taip. Šitie abudu gaminiai yra gaminami Čekijoje, modernioje laboratorijoje, pagal griežtus Europos Sąjungos standartus. Todėl jie yra labai kokybiški ir aukštos klasės. Būtent Greenwayaus, nemaišykit originalių ir nedėkit ten firminių kvepalų prie Greenwayaus kvepalų. Greenwayaus aromatai kuriami naudojant švarę saugią formulę. Gamykloje naudojami kokybiški aromatiniai aliejai, natūralūs ekstraktai, modernės molekulinės medžiagos. Formulės sukurtos taip pat švelnios odai, be agresyvių sintetinių priemaišų, kurios dažniausiai sukelia alergijas. Labiausia Greenwayaus kvapai yra molekuliniai, tai reiškia naudojamas mažos, švarios aromatinės molekulės, kurios kaip ISO-E supertipo junginiai. Čia viskai moksliškai pasakyta. Tai yra švarūs muskuto medienos aromatai, dėl kurios struktūros kvapai tinka žmonėm, net kurie linkę turėti alergijas, kurie yra jautri oda, kuriems dažnai nuo kvapų skauda galva. Kiek, man atrodo, ne vienam skauda, kai kitą kartą originalių kvepalų pasikvėpini ir eini ir net nežinai, kodėl spaudžia galvą, o spaudžia galvą nuo pat kvapo. Ypač, kai nerandi savo kvapo. Taip, ir pavyzdžiui, yra tikrai, kiekviena moteris turi kažkokį kvapą, kur nuo jo, pavyzdžiui, aš ir turiu batuką, kaip tai vadinama, bet batukų daug rūšių, bet vienas daug negaliu blogą nuo jo daros, nors tuką. Dėl tokios struktūros kvapai tinka žmonėm, kurie turi alergijas ir jautrią odą. Formulėje nėra filatitų, nitromuskų, sunkių sintetinių aldehidų ir kitų agresyvių komponentų. Ir prasidėjo chemija. Chemijos formulė. Ir prasidės chemijos sąvoka. Kvapai mums nepalieka sunkaus cheminio debesies, todėl jie kvepia labai švelniai. Nėra to, kad nosį aitrintų, kai sako, ir neerzitų kvepavimo takų. Taip pat nesukelia, kaip ir minėjau, galvos skausmo, prisitaiko prie jūsų odos, nesukelia alergijos. Taip mūsų kvapai Greenwayaus gaminami su tokiais be agresyvių cheminių elementų. O šiandien papasakosiu būtent apie 2 kvapus. Tai nišiniai kvepalai 175 ir tualetinis vanduo 85. Kuo jie skiriasi? Man atrodo, ir tu turi kvepaliukus. Tai yra pas mane 175 nišinio tipo aromatas, mėgstantis gylį, eleganciją, modernus. Tai moteris naudojanti turi būti tokia kaip Kleopatra, sakyčiau. Kvapas reikalaujantis tokio, kurios moteris nori tai pasimaivint gražiai. O kurios moteris nenori pasimaivint? Taip, tai viršutinės natos yra švarios, lengvos gėlių molekulės, vidutinės jazminas, rožės, subtilius prieskonis, pagrindinės muskatinio junginiai, medienos ambra, charakteris kvepalo gilus, elegantiškas, šiltas, modernus, išliekantis, todėl, kad jie yra nišiniai. Pas tai gal klasikiniai, bet ar nišiniai? Klasikiniai 142 pas mane. Klasikiniai. Taip, dabar
Pamokyti reikia, kaip su jais kvepintis. Mes žinom, kad originalius kvepalus, kai kvepini, lieka šleifas. Ir kur eina, va, sako, grinai, kartais atsistoji parduotuvėje ir dairaisi, iš kur tas kvapas eina, nes labai būna aitrus šleifas. Tai čia dėl cheminių ir, kaip tu minėjai, dėl spirito. Jo, alkoholio. Duodančio, jo alkoholio kvapam. Čia jo nerasta. Tai todėl kvepinamės. Plaukus. Čia raktikaulį, ant bliskutės aš nepakrakščiu, ant raktikaulio, ant kelienų ir ant riešo. Ir va šitokį darom debesį. Va tada liks šitų kvepalų šleifas. Todėl, kad jiem reikia sustiprinti aromatą. Tai jo reikia daugiau. Galima purkšti. Purkštukų turi būti, jeigu dienai norit eiti į darbus, į ofisus ir taip, tai užtenka 6. Jeigu vakarui jau susirašėt eiti ar į pasimatymą, reikia net ir 8-9 purkštukų. Jo, gerai skamba. Oho, kiek daug, tai kiek aš tų kvepalų išnaudosiu. Nu taip yra, jeigu norite šleifo. Jeigu nenorite šleifo, užtenka 3-4. Tiesiog, galite eiti kur norite. Tai va čia dėl šleifo, kurio turi būti. Ir geriausia, jisai laikosi uždaruose patalpose. Tai mašinoj, lifte, ofise. Jeigu, pavyzdžiui, lauke jau tu ten kur nors, jisai vis tiek prigula tas šleifas, o uždaroj patalpoje jisai geriau laikos. Ir rekomenduojama, jeigu norite jau, kad tikrai išliktų jums gerai kvapas, tai purškite ant trūbų. Šalikai, paltai, striukės, maikutė, ką turit apsirengę ant to ir varykit. Tai ilgiausia laiko. O ant odos susilaiko iki, taip 8 valandų, sakyčiau. O ant trūbų biskį ilgiau, iki 24 net valandų. Tai gana gerai. Neblogai. Dabar, ką norėčiau pasakyti apie tualetinį vandenį, ar tu turi tokį? Ne. Neturiu. O aš jau cielus 2. Ir dar vienas supakuotas, ir dar vienas turi ateiti. Turbūt kvepalais apsidėsi, ko gero. Tik aš dabar neatsimenu. Vienas 85, o kitas 06. Yra tualetinis vanduo. Ko jisai skiriasi? Jisai biskį skiriasi nuo mūsų kvepalų. 85 tai yra lengvas, gaivus, švarus aromatas, sukurtas kasdienai, kurie mėgsta neįkyrų kvapą, todėl kad jis yra labai labai švelnus. Ir kurie nemėgsta tų aitrių tokių kvapų, tai va šitas kvapas galit kvepintis ir varyt, rankinukę turėti, išlipai, pasipurški ir vėl varai, ir vėl į trasą. Aišku, jis tiek ilgai nelaikys kaip kvepalai, nes jis tualetinis vanduo, bet jo šito kvepalo tualetinio vandens 85 yra viršutinės natos citrusai ir žaluma, vidinės švelnios gėlių natos ir pagrindinė švaraus muskato akordas lengva mediena. Labai rekomenduoju, tarp kitko, tau įsigyti. Pamatysi. Aš jau laukiu. Charakteris jo yra gaivus, švarus, lengvas, universalus, neįkyrus. Tai va šitie apie šitus 2 nuostabius kvapus. Vienas skirtas Kleopatrai, moteriai, kuri mėgsta būti Kleopatra, o kitai ofisiniai moteriai, kuri mėgsta ofise sėdėti, biznio verslo moteris. Tai va, tai liktai kaip ir viskas, daugiau, nežinau ką papasakot, bent trumpai. Pridėsiu aš šiek tiek prie viso to, ką tu papasakojai. Taip. Ir labai gerai, kai yra tie tokie mūsų kompanijos tiek kvepalai be tų ftalatų, be visokio alkoholio. Kodėl? Kad tikrai būna, jeigu moteris dirba, ir ne tik moteris, vyrai ofise, sakykim, tai tikrai būna, man teko ne vieną kartą būti, užeini kažkokį ofisą, kažko tau reikia. Kad ir, pavyzdžiui, mašinos draudimas ar kažkas, kažko. Ir ateini ir į tą ofisą neįmanoma kvėpuoti. Sėdi, pavyzdžiui, 4 moteris, visos prisikvėpinusios skirtingais kvapais. Jos tai jau nebeužuodžia, o tokiais nebesupranti, kas čia vyksta. Pasėdėjęs, kaip tu sakai, kažkiek tai laiko, ten užpildžius ar dokumentus, ar kažką, ar ne, ir tau pradeda galvas skaudėti. Nuo kvapų? Taip, nuo kvapų. Tai aš įsivaizduoju tos vargšės moteris, kurios 4 dirbo tame ofise ir kiekvienas skirtingais kvapais, kas su jom darosi po darbo dienos. Dėl ko moteris sako, atrodo, nieko šiandien nedariau, tam moteris, o galvas skauda, atrodo kaip po pjankės. Čia vat ir yra nuo to, kad labai daug originalių, stiprių, su visais tais alkoholiais kvapų. Dabar apie tą šleifą noriu papasakoti. Vakar buvo toks variantas, tu Danutė žinai, kadangi aš labai anksti ryte važiavau į ligoninę. Į ligoninę irgi, kai ypač man lašinę statė, nerekomenduojama kvepinti. Bet aš visgi, kadangi mūsų kvepalai yra be alkoholio, aš pasikvepinau. Kaip tu skai, tą šleifą pasidakau, viskas, išvariau, lipu laiptais, girdžiu antram aukšte, kaimynas duris atidaro. Aš jam hai, žinai, ir viskas, ir aš einu toliau. Vakare kaimynas skambina man į duris ir klausė,
kokiais tu ten nuostabiais kvepalais buvai pasikvepinus, kol kas yra. Mano žmonos gimtadienis greitai, bet norėčiau tokio kvapo. O tu sakai, šleifo. Yra, reiškia, kažkas tai tokio. Aišku, gal daug išeisi, ten nebus to šleifo, bet vat laiptiniai, kol aš nusileidau, vat iki jo ir dar toliau nuėjau, tas šleifas paliko. Tai aš apie ką aš sakau, momentinis tas yra, bet paskui sako, kai pasikvepina, moteris gal kai kurios įsigyja Grinvėjaus kvepalus, va, pasikvepinau, išėjau į lauką, o mane niekas nesuodžia, suprantate, dėl to suodimo ir rekomenduojama 6-7 papurškimai, kad, jeigu jau tu nori to šleifo lauke išeinančio, uždaroj patalpoj, taip, jo nebūtina tiek daug purkšti ir tiek varyti. Ir dar ką norėjau tau dadurt, va, tu man priminėjai, kad šitus kvepalus galima kai kuriuos kvapus maišyti. Vienais pasikvėpini ir paėmus kitais, aš turiu užsirašius, kokius numeriukus galima maišyti. Vienais pasikvėpinai ir kitais. Ir jie susimaišo ir gaunasi, wow. Už tai mes paliekam intrigą. Jo, čia intriga bus kitam kartui, nes aš tau liepiau susipirkti mėginukus tuos, kuriuos pasakysiu, kuriuos kvapus galima maišyti ir nuo kurių ten darosi wow. Ir jeigu tu pasikvėpinsi su maišytais ir išeisi, kaimynas iš vis persikraustys pas tave gyventi. Nereikia. Bet nerimtai, žinokit, ir aš taip galvoju, o štai vakare, žinai, buvo kokio gal apie 8 valandą vakaro, žinai, tai tu į durį, aš nieko. Nu va, tai užsakyk žmogui ir nupirksiu žmonai. Tai kas be ko, jis jau ir pasakė, kad vis kaip galima užsisakyti, O dabar kaip tik akcija vyksta? Jo, bet labai įdomus kaimynas, man net keista, kaip jisai taip, vienu žodžiu, kad jį sudomino toks dalykas, jisai su žmona yra atskirai gyvena, nes čia Airijoje labai daug kas taip gyvena, bet jie turi bendrą vaiką, viską, bet jie neišsiskyrė, jie yra vyras su žmona, viskas normali šeima ir gal kažką prisidirba, kad nori žmonai nupirkti kvepalų. Visą laiką vyrai taip daro, kaip prisidirba, puola pirkti kažką tai. Ką aš sakau. Tai vat, ačiū tau, Danutė, už tą pokalbį, už tą rytinę tokią improvizaciją, už tą tokį nuotaikos pakelimą, už tą pamokymą, kaip reikia kvepintis kvepaliukais mūsų kompanijos, ar ne? Būtent mūsų. Tai būtent mūsų. Kas dabar klausys, pavyzdžiui, mūsų šito video, nesumaišykit. Čia kalbama ne apie originalius kvepalus. Originalių taip nepurkškit, nes tikrai kažkas šalia būdamas nukris. Nes ten originalas tai savo duoda. Jis originaliai jau duoda savo, nes vis tiek ten yra pati chemijos sudėtis ir molekulės sukurtos kitaip. O būtent skirtas pamokymas pasikvėpinti Grinvėj Global kvepalų. Todėl, kad jie yra visai kitaip sukurti ir visai jų kita molekulinė sudėtis. Nesusimaišykit, kad paskui nebūtų pretenzijų, kad man pasakė. Taip, ir dar ką noriu pasakyti, va, teisingai, matai, va, kalbant prisimenu, kad kaip jie yra sukurti pagal, pavyzdžiui, opimą, imam pagal opimo molekulės, bet Grinvėjaus kompanijoje iš originalios sudėties išimama viena dalelė, kad nebūtų nesidubliuotų, kad originalas su Grinvėjaus opimu būtų tas pats. Ne. Tai jie išima vieną dalelę, kad nebūtų kopija. Tai čia yra ne kopija, čia yra tikri Grinvėjaus kvepalai sukurti pagal jų molekulinę sistemą. Ir pridėsiu dar prie to pačio, šitus mūsų kompanijos kvepalus gali purkšti ant savęs netgi astma sergantis žmonės. Nes praktiškai astma sergantis žmonės visą laiką pergyvena, visą laiką sako, va, tau gerai, tu gali kvepintis, aš turėjau draugę, kuri astma serga, tu gali kvepintis, o aš negaliu kvepintis, nes man iš karto, pasidaro blogai. Taip. Šitie mūsų kompanijos kvepalai, tiek rašininkai ir alergiją kasodai turi, kurie negali tų kvapų visokių, drąsiai gali kvepintis ir nieko jiems nebus. Tai ką, šiam kartui tiek. Dar sykį ačiū tau, Danutė, sekite Danutę, jinai tikrai jums papasakos labai daug apie kvepalus, kur Danutę galite susirasti, tai užeikite Facebooką, apačioje paliksiu aš jos Facebooko, ar tai noriu dar paprasčiausiai vardą pavardę ir tikrai. Ir dar galiu pasakyti vieną tokį dalyką, išduosiu paslaptį Danutės, kad žmonės susidomėję kompanijos kvepalais įsigyja 3 buteliukus kvepalų, automizerį nuo Danutės gausite dovanų. Taip, kad man atrodo, dovanas visi mėgstate. Prašom, kreipkitės į Danutę, pirkite kvepaliukus ir gaukite dovanų. O dabar gražios jums dienos. Ate! Ate!